Džiugina tas, kad, vėlgi, čia sąlyginai yra naujas, nesąlyginai jau naujas laivas. Ir jūs patys suprantat, kaip visiems berniukam naujas žaislas, naujas automobilis, malonumas yra, važiuoti su nauju automobiliu ir važiuoti su senu. Taip ir čia turbūt iš tos pusės, to labiau, kad tas malonumas dar gal didesnis yra dėl to, kad aš dalyvavau to laivų statyboje, bet ne tiek, aišku, ne visą laikotarpį, bet prie to kažkiek tai irgi prisidėjo, mes keliavom į Kiniją, kur tie laivai buvo pastatyti ir ten gamykloje dar paskutiniais statymo tais etapais, ten dalyvavom ten visų darbų ten priėmime ir kontrolė ir taip toliau. Tai tas irgi dadeda prie to, kodėl, kad tu matei tą laivą, aš šitą laivą mačiau dar griaučiai stovėjo, ta prasme, bet nieko nebuvo, nei kajučių, viskas, žodžiu, tokioj būsenoj, kad jis jis jau ant vandenyje, ant vandens buvo, bet dar nieko nebuvo. Ir po to, kai tu matai, kai jau viskas padaryta, bet tu jau žinai, kas ten už sienos yra, nes tu matei, ir tu žinai kiekvieną kampą maždaug, tai turbūt tas didžiausia malonumą ir paskui, kai tu dar turi galimybę jame dirbti, po to laiko jau dabar jau 3 metai. Tai taip ir toks ir atsakymas, aišku, kad tas yra malonumas.